Bam! Sveiki visi. Tai va, turiu tokį daiktą prieš save. Jam reikia praeiti technikinį. Dar nesuėjęs iš tikrųjų. Tai bus va, pirmas kartas man su tuo daiktu praeiti technikinį. Žodžiu, atrodo viską parašiau, bet žiūrėsim, ką sakys specialistai. Duos man tą tech pasą, ar ne? Jau pakankamai senai pasibaigęs. Gal nuo vasaros vidurio. Tai kągi, bandom keliaut. Iki. Taigi turiu tokį daiktą, kuris iš tikrųjų daro taip, jeigu veiks. Op. Geras daiktas. Moveris. Ką parašėm prisikabinti. Prisikabinam ir varom toliau. Važiuojam su kemperiuku. Kągi, vėluojame technikinį. Atvažiuosim pačiu laiku, bet kol užregistruosim, kol paduosim dokumentus, tikėkimės priims ir galėsim šiandien praeiti technikinį, nes kitaip norėtųsi vežtis kemperį prie jūros kitą savaitę ir pačilinti šiek tiek. Žiūrėsim, kaip išeis. Kartais būna, jeigu galite, jo, truputėlį.
Nelįsiu, tik pasižiūrėjau. Tuoj, tada reikia jungti avarinį. Stabdė, ne? Ir prieš rūdį. Aha, tuoj. Stabdus prieš rūkinės. Atsuktuvą gal su savim turi? Atsuktuvą? Jo, nes nedega viena šita. Blin. Gerai, tuoj. Žodžiu, esu prie technikinės apžiūros centro. Sako, nešviečia numerio pašvietimas gale. Sakau, gerai, susitvarkysim. Tai va taip atrodo. Žodžiu, susitvarkiam. Šviečia. Kągi, praėjom techninę apžiūrą, gavom žalią lapą. Dabar 2 metus galime drąsiai keliauti su kemperiu visur, kur tik norim, po Europą. Arba tiesiog prie jūros Baltijos. Taigi, labai malonus priėmimas. Priėmė labai mandagiai, leido susitvarkyti lemputę. Čia Tulita techninės apžiūros centras Šalčininkose. Rekomenduoju visiems vilniečiam, kas susidurėt su eilėmis ar reikia ilgai laukti. Čia pastoviai yra vietų, kur galima užsiregistruoti netgi iš vakaro ir jau sekančią dieną važiuoti techniniai apžiūrai be jokių problemų. Ir labai malonus. Tikrai patarė, ką dar daryti. Sakė pasitempt dar stabdį šiek tiek. Aš išklausinėjau, kas tas yra, kaip tą daryti. Jisai man viską parodė, sako, čia žiūrėk, sukasi varžtelis ir visa kita. Tai super. Vyručiai dirba, tikrai esu patenkintas ir dedu jiems didelį laiką. Tai kągi, iki.